labas. Aš čia turbūt labai išsiliejus, aš taip įsivaizduoju, ne? Kažkaip atkibo mano apsauginis stikliukas nuo ekrano ir priekinė kamera tiesiai ties tuo atkilimu. Žodžiu, nefilmuosiu priekinę kamerą, kol nepasikeisiu, nes labai matau, kad lieja vaizdą. Atėjau pažiūrėti česnakus. Vieną naktį truputėlį palyja, aišku, per mažai. Tai šiandien turbūt tą ir darysiu. Eisiu papurenti jau antrą kartą šiais metais česnakus, nes matau, kad jau yra žolyčių. Tai, kad jos čia mum neįsibujotų, reikia jas praravėti. Čia yra pasodinti svogūnčiukai, 3 vagos, o čia jau yra pasodinti kopūstėliai. Vakar su Tautu pasodinom. Mažuliukai dar labai, bet va gražiai. Gal prigyja visi netgi. Sėta buvo vieną kartą, teko atsėti, nes, nu žodžiu, vienas jau miręs, bet tai čia tokioj gausoj vienas nieko baisaus. Nesiseka mums tais kopūstais, tai jau tikiuosi trečias kartas, nes pernai buvo pirmas kartas, kai niekas neužaugo, bet aišku, tam įtakos turėjo orai vasaros. Šį pavasarį, tai čia yra ankstyvieji, pasėjau, jie man išstypo, nu žodžiu, blogai buvo, mečiau lauk ir sėjau antrą kartą. Tai pasėjau antrą kartą ir jie visą laiką gyveno šiltnamyje, tai tokie mažuliukai labai sunkiai augo, nes ir per visus tos šalčius, ir per visas ir šaltasias naktis, jie gyveno šiltnamyje. Tai tikiu, kad yra užsigrūdinę ir bus gerai. Ką dar noriu parodyti? Ui, vos nenuvirtau. Kadangi šiltnamio čia neturim dar, tai jeigu šitie ridikėliai lauke, gal sulauksim, jeigu sprakšiai nenuės. Žirneliai vyksta po truputuką. Ir žirnelių iš tikrųjų pasėjau dar, nes čia kažkaip taip silpnokai jie sudygo. Nežinau, ar čia paukščiai man išlėsė sėklas, ar čia buvo per sausa, ar kas čia buvo, nežinau. Silpnokai sudygo, todėl žirnelių pasėta ir čia. O, jau dygsta. Alio. Kaip smagu, kaip smagu. Va, mažuliukai, daiguliukai. Gerai. Tai va, čia pasėta žirnelių, tada čia pasėta žirnelių ir dar ten pasėta žirnelių. Čia visur laistymo šlangai, nes tikrai labai sausa, tai kad ir pasėjai, tai nieks ir neišdygsta. Nu, bet jau žada lietų ir šią naktį ir ateinančią, tai džiaugiuosi ir nelaistysiu šiandien jų. Eisiu dar pažiūrėti, kaip sekasi augti frygo daigams braškių ir žemuogytėm. Eidama garbės ratą, galvoju, reikia pažiūrėti, kaip mūsų bulvikės. Ir ką jis galvoja. Labą dieną, bulvikės. Ir ten matau lenda. Nenoriu visą sulyst, ir ten lenda. Valio. Bulvikės pradėjo dygti. Super. Kada aš jas pasodinau prieš 3 dienas. Tai, žinot, frygo daigai tai yra tie tokie, nu tik tai šaknys. Pažiūrėkit, kiek lapelių jau. Per kelias dienas, kai šovė lapus augint, šaunuolės. Labai gerai. O čia matosi gal ankstyviausios rumba, ne? Nes labiausiai paaugo. Daina verdi truputį vėlyvesnės. Ir Martina. Man vis maišosi su Maravila, nes aviečių vėlyvasis yra Maravila. Tai braškių Malvina. Jo, aš tas labiausiai miega dar, nu tai jos vėlyvasis. O žemuogės ar prigyja? Pažiūrėk, nes aš, pavyzdžiui, net nepalaisčiau braškių pasodinus, tai biškį pergyvenau. Žemuogės irgi gerai. Dar atsivežiau šiandien, čia tuščia, tai nekreipkite dėmesio. Čia mano braškės dar iš seno braškyno biškį pasikasiau. Irgi gerai. Namie vazone tai jau žydi.
viskas čia gerai. Taip, šitas vagas tai geriau net nežiūrėt, niekas čia neauga mum. Neprigyja, gal net nežinau. Tada kvanza irgi nėra čia ko žiūrėti. Žolės tik taip. Oi. O čia mūsų... O Jėzau, kokios žolės. Reikia prasišienauti rytoj ryte gal. Nu, va, gerai auga. Nu, reikia pažiūrėti, kas po plėvelį dedasi. Prie plėvelės irgi gerai ir po plėvelė gerai. Kad lietus neperlyja, bet tik kai žolės auga. Eina savo. Reikia būtinai šienauti. Gerai, aš čia gal nedraskysiu tos plėvelės. O, ten tai nudengta pati. Jas nudengia. Oi, nežinau, nuo ko čia pradėjo darbus man. Į kurią pusę pasiduoti. Labai norėjau česnakose biškį prasikapstyti. Bet nežinau, ten gal dar taip nereikia. Labai verkiant. O gal kaip tik pasikapstyti ir pamiršt man juos ilgesniam laikui. Oi, čia baksą reiktų paleisti, kad nugraužtų dobilus. Nu, va, gražu. Bet va, vis tiek šalnos gavusios kažkiek tai. Gavusios, bet nieko. Nieko tokio. Čia tikrai dėl tiek nereikia nervintis, nes joms nereiks augti iš naujo. Čia tik tai tas toksai išorinis pašalimas. Nu, va, tokis tai jau turės iš naujo augti. Plėvelė buvo pabėgus. Ir rytoj pagal planą turėtume sulaukti augalininkystės tarnybos vizito. Tai žiūriu, ką čia jiem parodyti. Nu, kaip ką parodyti, ką jie norės, tą jie žiūrės, aišku. Viską iš eilės. Ieva žydė. Kaip kvepia skaniai. Taip, čia užsirauksim vėl ilginių. Oi, kaip šlapia čia. Tai česnako čia purenimą. Šiais metais darau antrą kartą ir dabar galvoju, ar ne per tankiai aš juos susodinau. Nes mano įnagis jau taip sunkiai pravažiuoja tarp jų. Nu, bet kita vertus, kai pagalvoju, tai kiek čia jiems jau ir beliko augti iki kada Liepos galo. Tai dabar gegužė, birželis, Liepa, 2-3 mėnesiai. Nu, dar biškį reikia paaugti. Gal ir nieko visai, kad čia biškį pagėltė, bet nauji lapai, tai va žalia auga. Taip, česnakiukai supurenti. Visai greit man čia gavosi juos supurent, kaip 1,5 valandos užtruko. Ir dar papurenau ir širniukus, ir, nežinau, ridikėlius. Bet žiūriu aš tos savo ridikėlius, nežinau, žaukščiai man kažką ar ne. Kol kas niekada nesigauna čia jiems. Nu, bet pamatysim. Man atsodinau rabarbarus palei tvorą. Tai po poros dienų atėjus aš radau juos visus, nu, va tokius, arba visai išnykusius. Ir dabar galvoju, ar jie nušalo, ar kažkiem atsitiko, nes, nu, praktiškai visi tokie mirė. Bet dabar vis tiek, eidama, dar galvoju palaisiu tos, kurie žaliais lapais ir kur buvo visai, nu, va, kaip ir šitas. Atrodo, nu, čia jau viskas, va, prisilieti ir tie lapai nutrūksta. Bet jo šaknis, tai jinai tokia atrodo gyva. Nupaliejau, nežinau. Gal atsigaus. Nežinau, kaip rabarbarai, ar jie iš šaknų atauga. Kažkaip nepatiko jam, kad aš juos persodinau. Labas. Vienu metu mane buvo apėmusi lengva panika dėl mūsų ekologinio lauko. Nes jau galvojau, kad viską pramazinom, nespėjom ir vėluojam su sėja.
Tai šiandien per didžiulį lietų vėją ir panašiai esu užturbinusi Tautvydą ir ruošiam vageles, kokius tam sakau, burokam ir morkom. Kadangi ekologiška ir didelis laukas, tai ravėti rankytėm nesinori 20 arų. Turim nusipirkę tokias, nežinau, čia ne ekologiškos, sakyčiau, aš nežinau, kaip čia vadinasi. Tai dabar bandom, kaip čia mum gausis. Iš tikrųjų, tai laukiau labai lietaus, dėl to su ta sėja dėlsiu, nes buvo labai sausa jau. Dabar jau norėčiau, kad lietus liautųsi, nes jau gana šiam kartui. Bet, kaip ir rytoj likti be lietaus rodo, tai bet rytoj ir bandysim sėti. Tai dabar čia tą lauką jisai suartas buvo, sufrezavom ir nusprendėm, kad sėsim taip, su vagotuvu dabar yra pravažiuota, sėtume vagelių viršuje ir dabar Tautvydas yra užsidėjęs tas ekologinis, nežinau, kėčias, tarkim, tai pavadinkim, ir žiūrėsim, kas čia gausis, kai jisai važiuos su jam, ar sudygusiams morkoms ir burokams nebus braukiama per pačius daigėlius. Ir aš dar prieš tą patį lietų ir vėją supratau, kad vėluoju sėti didžpupės. Pasirodo, jos nebijo šalčio, aš kažkaip įsivaizdavau, kad jos kaip pupelės ir jas reikia sėti vėliau, bet ne, jas reikia sėti gegužės pradžioj. Tai va, dar greit sukišau. Ir dar vienas dalykas, ką pastebėjau, žiauriai brangiai šiaip sėklos yra. Tų didžpupių pakelėje buvo po kelis vienetus. Tai, aš tai noriu tų skaniųjų didžiųjų, o ne pašarinių kokių. Tai jeigu Dievas duos ir užaugs, tai aš tikrai darysiu savo sėklą, nes labai brangiai gaunasi. Tai va, sukišau ir dar pasėjau paskutinius žirnius saldžiuosius, nes irgi žiūriu, dar užsilikę pokiukų buvo. Tai sušalau žiauriai rankas, nosį ir panašiai. Atlėkiau vaikus nuvežus į ūkį. Pirmo taikymu lėkiu pažiūrėti, kaip mano šiltnamiukas. Nerodžiau dar, ne, kad pasistatėm. Rodžiu, nerodžiu, pasakau, tai koks aprasojas visas, o vargelį. Čia toksai primityvus iš atliekų. Va, ir keletas pomidorčių paaugo jame. O dėgna čia, turėtų būti faina šį pomidoram. Pasodinau tik tai kelis, nes žadėjo ten šalčius, tai kad man jie nenušaltų. Gerai čia jiems visai. Dar kadangi ketvirtadienį naktį žada minusą, tai dar nesodinsiu visų likusių. Tik tai pasėsiu šiandien saulėgrąžų čia. Nes, aš jas paskui planuoju sodinti palei tvorą. Tai tiesiog, kad sudygtų man. Drėgmės labai daug, nes labai buvo prilyję prieš uždengiant. Tai dabar jinai visa čia ir tvyro. Šiaip tai gerai visai.